Bet aš nelaukiu jokių siuntinių. Bet suprantate, tai laiškai mums juos perdavė miško žvėris. Aš tikrai man. Na taip, adresas jūsų prašau paimti. Telefoną. Tai puikiai reikalauja rašo laiškai. Labutis, laukiau tavęs giriai ir nesulaukiau. Lik sveikas tavo dzukis, le, 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 le. Labas, žinai, aš visą žiemą miegojau ir tik dabar pabudau. Gaila, kad miegodamas viską pamiršau. Parašyk, kaip tu miegojai, ar prisimeni, kas sapnavai? Sataustau pavasario ir gerų naktų medžiokliai. Ežys. Labas, aš šikšnosparnis. Šitą laišką tau rašau naktį, nes diena man labai išlėdina akis ir aš baisiai noriu miego. Bet aš miegu aukštyn kojom ir mane krapštė iš pastogės katinas. Gal galėčiau kai kurį laiką su savo šeima apsistoti tavo pastogėje. Nubraižyk žemėlapį ir lauk svečių. Ate, šikšnosparnis. Labas, siunčiu tau muzikinį laišką visą savo paskutinę koncerto partitūrą. Ar tu žinai, kas tai yra? Na, tiek, pasirašo maestro Žiokas. Sveikas, mano urve tamsu, neseniai pamačiau akinius, todėl pats negaliu suprasti, ką čia prikėvėzojau. Nežinau, ar galėsi perskaityti mano laišką. Na sudie, rausk, rolau urvelius, rausk kurmis. Labutis, ir dar sykį labutis. Aš niekada nemačiau žiemos ir šalto lade, bet pavasarį vėl sklaidau, koks mėlynas dangus man sukasi galva. Na, tavo draugas, lygiausias tikslinukas, sudie. Sveikas, aš vilkas. Ar niekas nematė, kad klausia mano laišką? Jei taip atsitiktų, tai niekam... Jeigu sužinau apie šį mano laišką, tai niekam nesakyk, nes mes vilkai taip gyvename. Ir mes girdėjome, kad ir žmonės mūsų bijo. Gal žinai, kodėl? Visada tavo draugas vilkas. Ate. Siunčiu tau linkimus, žvaigždės pušės viršūnės, iki voras. Tik. Ar tu namie? Ar jaukiasi taisys savo drevėje? Tik. Genys, ate. Labas, aš skruzdė. Gyvenu labai dideliam skruzdėlyne, tai kad ir linkėjimų siunčiu daug. Mes skruzdės taip pat daug dirbam, tai kad aš skubu. Iki skruzdė. Labas, aš Lapinas. Na, nežinau, kaip ten tavo mieste, bet miške pavasaris. Na ir tiek. Na ir būk savo tam smirdančiam mieste. Tavo Lapinas. Sudie. Gal negirdėjai, kaip aš šitai
sveikinu Girve. Gal ir tau reikia kraustytis iš miesto į Girvę. Galėčiau tave sutikti ir pasveikinti. Lauksiu tavo laiško, Varnas. Na taip, jau visus laiškus perskaičiau. Ir dabar sėdžiu. Ir aš jums atsakysiu, sėsiu prie stalo ir parašysiu. O kaip gėrio nesiųsti, sugalvosiu. Paštininkui perduosiu. Lėles kūrė ir jums vaidino Lopšelio darželio aitvaras, Padaužiukų grupės vaikai ir auklėtoja Gražina.